Sveiki, čia taip įsikalbėjom, žinai, aš kas antrą, kas trečią kokį įrašą darau apie alkoholį, kaip nebegerti jo, kaip nevartoti jo, narkotikus, ar kavos, ar cigarečių, visus tos, visus tos priklausomybės. Dabar vėl padarysiu pratesimą. Aš jau pats nuo 12 metų nevartoju jokio alkoholio, jokio, žinai, ir netgi kai buvo tie išprotėję laikai, 4 metus atgal, 3-4 metus atgal, kai reikėjo dezinfekuotis rankas su alkoholiu parduotuvėse, to irgi nedariau. Prisipažįstu, to irgi nedariau. Tai va, jo, nebevartoju jokio alkoholio nuo 12, gal truputį anksčiau, nuo 11-10, bet taip užsifiksavo, kad nuo 12 ir kartais netgi sakau savo, žinai, kad, mano gimtadienis 12 metais buvo gegužės mėnesį antras. kaip ir antrą kartą gimęs, žinai. Toks buvo labai keistas laikotarpis. Ir manyje viduje ir viskas pasikeitė ir dėl to ir sakau kartais, žinai, kad 2 gimtadienius turiu dabar. Tai va, ir aš nieko nepeikiu, aš nieko nekritikuoju, kad jeigu ten kažkas geria alkoholį, žinai, ir kažką. Ir aš suprantu, žinai, kodėl taip yra. Kas yra alkoholis ir kodėl, žinai, kodėl taip dabar yra, žinai, kodėl vartoja, žinai, žmonės. Suprantu. Ir viskas okei. Aš tik tais ir nieko neraginu, žinai, kad ten gerti ar negerti, aš tik tais dalinuosi savo patirtim. Tai va, jeigu rezonuoja, užeik, prisiregistruok ir papasakosiu daug įdomių dalykų, kuriuos sužinojau nuo 12 metų. Ir gal padės gyventi sąmoningai, žinai. Sąmoningai, čia ne tai, kad, žinai, nebegerti alkoholį, žinai. Taip pat aš galvoju apie sąmoningą gyvenimą, žinai, apie sąmoningą pasirinkimą, kaip gyventi, žinai, ką daryti. Nes dabar kol kas dar yra daug žmonių, kurie yra labai stipriai užsikasę, žinai, labai stipriai užsikasę, labai stipriai užtampuoti tos sistemos ir labai stipriai užcementuoti. Aš irgi ten buvau. Ir viskas yra gerai, žinai, tik tais labai stipriai dabar matosi man tas skirtumas. Ir tai va, jeigu rezonuoja, užeik, prisiregistruok ir pasimatysim labai greit. Čiau.